aš net matau, kad toj situacijoje dabar, kur pasakoju su Krisu, tu kažkaip net energetiškai tu jį, aš dabar atregresavau atgal, kai tu stovi prieš jį ir klausi, ir jisai tai pradeda tau sakyti, jis tau pasako, prie tų darbuotojų, o tu jį energetiškai taip paimi ir aukštyn kojom taip pukštai ir juokia paguldė ir išėjo. Geras. Mhm. O pati irgi kažkaip taip persivertė, tai kūlverstį ore padarė ir vėl atsistoja ir vėl perėjo. Ačiū labai. Mhm. Ačiū labai. Sukišu dar juodus į kolbas, į mėsmalę. Nu, aš tave tai iš viso regresuoju atgal, suku atgal visą tą, žinai. Išsuku, išeini iš darbo patenkinta, laiminga. Dėkoju labai. Mhm. Širdį smūgiu dar abiem. Mhm. Nežinau, Aha, instant dabar, kai sakai dabar instant suveikia, nes irgi tiesiog kodėl leidausi, nes tiek jis, tiek mes vienas kitam labai svarbus esam ir kad leidžiam, kad kažkokią darbo vietą ar kažkokią nesąmonę, žinai, įtakotų mūsų jausminę būseną. Papuolam į tą, kaip tu sakai, tą kažkokią tešlą. Ir jo, dabar čia atrodo automatiškai grynai išeiti. Kaip tinklas, tokia guma tokia. Bet Kristas turi draugelį šalia, kur kalba tose situacijose. Jis kažkaip prisijungia prie jo. Bandau suprasti, ar čia velnias, ar čia kažkas kito. Čia iš darbovietės ar jo asmeninis? Kol kas slepiasi jam už nugaros, bet velniukas, nesakau, išlys, parodyk tikrą veidą, tai velniukas nusirengė. Toks su prijuostė irgi, žinai, su to uniforma tokia, kaip porėlį. Sakau, ar esi darbinis, ar ir į namus vaikštai, sako, rodo mašiną. Kažkur važiuoja kažkokią erdvę. Nežinau, jis dar tuo animal grooming užseima? Jisai kol kas ne, bet jau turėtų vėl eiti į kitas klases nuo rudenio. Jis va ten su juo važinėja. Sako, ar namuose irgi būna. Sako, tik tai lovui, kaip mėgamajam jo, kad būtų prisikabinęs. Ir dėl to negali miegoti Alfas. Na, čia labiau susijęs toks xenomorfų, kur buvo, kur žiūrėjom praėjusį kartą. Ai, aišku. Tas velnys užmiega, jis neatsakingas, jam neįdomu tas miegas kažkaip. Jisai nori, kai jis aktyvus, ta prasme, kai jis miega, tai jam ten jokios naudos man. Kažkaip jam nėra naudos, sako. Bet vat, kai jis aktyvus. Bet geras, aš šiandien darbę ir kitus kartus, kadangi manasi žino apie tas hipnozes, tai kai jisai pradeda elgtis ar matau jo veido išraišką, akis pasikeičia, tai aš suprantu dabar, kad būtent su tuo velniu, nes aš jau tiesiai šviesiai sakau, Chris, I don't like it, put the demon away. Jo, čia esi. Tai tą aš jį matau aišku. Nes aš juoko formai pasakau, Krisas žvengia, aš matau, kad tas velnys. Nes aš matau, kad jisai kaip stovėtų jam už nugaros visą laiką. Ir paskui jisai taip peršauka, žinai, ir atsistoja priešais jį. Ir kai tu jam taip pasakai, jisai vėl už nugaros atsistoja pasislėp. Nes tu sakai, put away. Tu nesakai, go away. Ai, aha, geras. Nu tai parodyk manajam. Aš klausiu, ar sakau, tai dabar nori padėti jį away? Ar sakau, ar nori tik tai go away padaryti, žinai? Geras, čia kaip irgi kaip maginė. Taip. Kažkaip, man nežinau, kodėl sako, don't say, put away, go away instead. Because I hate. I don't like to have you here. You don't have right.
Mhm. Kažkoks sunkus, jis labai kažkoks, kažkaip kaip strėlė, jisai įsismėgęs jam į tą pirmą, antrą traką. Nežinau, kas čia per plau, kaip strėlė kokią lupčiaušį jam. Nes net man tai perėjo. Per apačią. Mhm. Turi Kažkoks tiesa, kad per tave nepereitų gerai? Kažkoks šlykštynė. Jo, kažkoks šlykštynė, žinai. Nes net per kojas, taip kaip želatina, tokia kaip suaugę kartu būtų, žinai, kojos kartu vėl būtų. Eina savo. Čia problema yra tame, kad jisai yra pats maginis, tas alfas, žinai, supranta. Jis magiją užsiiminėja. Jis yra maginis, tas alfukas. Ir visos tos maginės būtybės, tie vat šlykštuliai, tie maginiai, vat žemėj, tų airijos, ten jie visi magai. Mhm. Aš matau, kad net su tuo magu, tuo kolega, jie pasikeičia tais magijom kažkokiom atperinė ir tai, kai susitinka, jie pasikeičia, kaip apsimėto tokiam sporum, žinai. Čip, čip, čip. Viens kitam kažkokius maišiukus duoda. Bet čia nėra bloga intencija, žinai, čia tiesiog draugiškumas toks. Ką gero radai, žinai. Ai, žiūrėk, šitą radau, žinai, tokį draugelį. Mums nežinai. Nes ta magija traukia. Magai šiaip jie tarpusavyje. Ne visi, bet jie bendrauja. Kai kurie, kai jiems reikia apsikeisti kažkokius mainus daryti, jie bendrauja. Nors atrodytų individualistai. Mhm. Labai čia tą velną vis dar. Aha. Sakau, kur tavo kontraktas? Duoti kontraktą, nes negaliu šlapti. Gerai, tegu alfas dabar čia ir dabar išreiškia savo valią. Kaip kad suvalgęs būtų tą kontraktą, kaip nosį pastrigęs jam būtų, nes jaučiu, kaip man per sinusus traukęs žemyn, lupo aš tą kontraktą, kuris. Išlupotų kaip meilės laiškeliai, kaip, žinai, kaip jie tie buvai, žinai, nešioja. Grinai toks mažiukas kontrakčiukas, papirusiukas, toks grinai nosys lantos sukišta, tarp nosies ir smegenų kažkur ten. Nu, išsveiniojom, sakau, kas čia parašyta, paskaitom, žinai, dėl įdomumų. Kažkokiais ragiukais išbraižyta. Kažkoks, nežinau, kaip būtų, labai keista, taip, žinok, žvengsi, bet žiūrėjau, kaip būtų, žinai, branšas, kaip mes dabar turim branšus, ten tuos, kaip, nei pietų, nei pusryčių, bet toks middle, žinai. Tarsi kaip būtų ėjęs Kristas ir tas velnas kažkokį branšą daryti kartu. Susėdo ir valgė kažkokius blynus su tuo, žinai, medum. Valgau viens ir kitą, žinai, vos ne iš tos pačios lėkštės, bet su skirtingom šakutėm, žinai. Laižau tą patį medų ir tarsi kažką šnipštasi, žinai. Šnipštasi, žvengia, žinai. Tarsi viens kitam bairius pasakotų, žvengia. Ir kažkaip vienu momentu Kristus kažkaip per daug pasitikėjo. Ir tarsi kaip kablys užsikabino, jisai vat jam iš nugaros. Per sprandą. Ir prilipo. Ir jisai kažkaip jam įkišo su tuo blynu, žinai, kai jis nematė tą kontraktą. Ir jis tam kontraktą parašyta, tu mane nešiosi, kad ir kur tu beisi. Kažkaip 100 metų, 100 reinkarnacijų kontraktas. 100 reinkarnacijų čia jie sudarė kontraktą. Wow. Sakau, gerai, kad ne bilijonui. Klausk, Kristus, sakyk, ką ten pasižvengi 100 metų į priekį? 100 reinkarnacijų, ne 100 metų. Sako, kitą kartą aš jam sakau, sukai grybų prekišiu į sunkiai.
Sakau, nebus kito karto, neik tų blynų valgyti su jų. Jo, būtent. Sako, jis mane apgavo, aš sakau, aš ne taip galvojau, sako, pradėjau su tais bairais ir sako, aš taip užsimiršau, sako, nu va. Jie visi apgauna. Mhm. Jie tik laukia, kada gali šasti ir įleisti ar užmesti. Na, jis dabar užaugo, Kristus, jis taip kažkaip jį su kumščiu, taip plekšt priplojau tą kontraktą pats sutriniai, sukišo jam į snukį, davė į šikną spyrį ir išskrido. Ir tuo pačiu tegu Kristus nusiema visas šlangas nuo darbuotojų. Darbuotojų. Mhm. Jeigu ne Kristus, labai daug žmonių negautų to darbo. Ir neišbūtų tame darbe pagal kompanijos reikalavimus. Nes jos kaip globotų, kaip kokius kačiukus. Taip. Aš tą suprantu. Aš irgi juos globoju, aš esu griežtesnė, nes su manim griežtai yra, bet aš irgi kaip pasakyti. Aš tau galiu pasakyti, konfrontuoju tik tarp jų, bet neskundžiu valdžiai. Aš tau galiu pasakyti tokį dalyką, aš matau, kad tu kažkaip pagal tą, nežinau kodėl, bet man jau kelintą kartą rodo, tu tokia vyriškesnė esi, tu tokia kaip būtum, ar čia dėl tų patirčių, tų žemėje, daugiau vyrų reinkarnacijų padarytų, tokia vyriškesnė esi ir tavo visas mąstymas, tavo toks logika tokia, tas toks go over it, toks kažkoks, kodėl tu prisimeni, kas buvo prieš 20 metų, žinai, tokį briedą šūdą, kodėl tu taip įstrigai, man eina labai angliškai, aš turiu išversti, kodėl tu pastrigai tą momentą, kažkoks vyriškas tavo mąstymas, supranti, labai stiprus elgesys. Jeigu, pavyzdžiui, aš dabar pasidedu tave kaip siela, aš matau, kad tu daugiau kaip vyras eini man. Daugiau vyriškų, daugiau per žemės tą visą, žinai, sistemą. Tu daugiau toks vyriška būtybėse, sakyčiau. O čia natūraliai, ar ne, man nereikia, kad dabar, kad pasikeiščiau į daugiau moterišką? Aš dabar žiūriu, nes aš pasistatau tave kaip sirena, tai tu moteriška visa sirena. Ir aš dabar bandau subalansuoti ar klausti, kaip čia dabar padaryti, ar čia taip turi būti. Ir man rodo, kad tu pati kaip siela tu renkiesi daugiau vyriškas reinkarnacijas. Tu pati nusprendi. Bet čia tu pasirinkai kaip moteris, nes tu norėjai prabust. Tu norėjai turėti šitą galimybę. Nes kaip vyras tu būtum neprabudus. Tu būtum ėjusi kažkokius, nežinau, militarinius, kažkokius kareivius, man rodo, būtum kažkokius kareivius. Reptų. Kažkoks sportuojantis, labai aktyvus, lakstantis po kažkokius, nežinau, gal kokias tokius smėlynus, kažkokius, gal kokias seriją, žinai, kažkas tokio, Irakas, Iranas, kažkur ten būtum, žinau, lakščius, kažkoks karys su kažkokia amunicija. Sprogmenim kažkokius rodo. Įsivaizduoja, eina savo. Dėkuoju, kad mano siela nusprendė kitaip. Nes tu žinoj, kad tas laikas toks ateis. Ir tu pasakė, kad aš noriu taip. Tau širdį skaudėjo. Nes tu nori būti labiau kažkaip gal vyras, žinau. Tau kažkaip lengviau, kai tu vyras, bet vyro kūną, bet tu kažkaip pasirinkai dėl to, kad tu prabus norėjai. Tu norėjai šito kelio. Tik dėl to. O tu, kas daugiau esi, moteris ar vyras? Ar? Nes o tu, drugelis, tu kaip belytis skaitaisi? Ar daugiau vyriška, moteriška? Pats kaip drugelis, aš gal toks belytis, bet
Mhm. Pas mane daugiau moteriškos energijos. Bet Mhm. tiek kosminė prasme, tiek ta žemėje pravaryta daugiau moteriškos ir iš vyrus mažiau. Mhm. Mhm. Mažiau jaučiu kaip vyrų. Pavyzdžiui, pas tave, nu, pas mus kaip atvirkščiai būtų, žinai. Aha. Tiek, kaip pas tave moters, tiek pas mane vyrų. Kiek pas tave vyrų, tiek pas mane moters. Vat kažkas taip, žinai. Bet tam kosmose, kosminė dalim, tai mes abi dvi moteriškos labai. Bet Mhm. labai skirtingas, skirtingų rūšių, tos misijos, tos labai skirtingos mūsų yra. Labai kažkaip taip skirtingai, bet taip ir įdomiai, taip kažkaip Mhm. jisai persiverstų, toks sukasi, toks laikrodžiai kažkokie čia tarp mūsų irgi. Bet aš dabar grįžtu prie tavo avatarų ir prie tavo to žemiško, tos dalies. Sakau, kaip čia dabar suderinti. O tavo avataras juokis, sako, čia nieko nereikia derinti, čia taip yra. Tokia sistema. Mhm. Bet aš tau kažkaip susuku tą laikrodį, kad jis toksai, kaip pasakyti, taip nepastriktų ar taip kažkaip. Nu, jis man rodo, kaip būtų gulintis aštuntukas, kažkas tokio, bet ne visiškai ant horizontaliai, bet taip kažkaip jam laipsnių kampu pasviras. Kaip laikrodis jisai. Ir taip vartos jisai čiunkšt, 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 čiunkšt. Tai ta kosminė dalis pakyla, tai ta žemiška, tai ta moteriška, tai ta vyriška. Va, toks kažkoks čiunkšt, čiunkšt. Va, tas sielos burbuliukas, va tam laikrodį aukštyn žemyn. Vienam kampe kitam. Toks vat, ratas, toks ciklai tokia eina kažkokia, čia cikliškumas yra tam laikrodį. Kažkaip tau viena moteriška reinkarnacija atsveria ten labai daug tų vyriškų reinkarnacijų. Bet taip kažkaip tai. Čia toks kaip balansavimas. Laikrodis balansuoja.